Jūs 1000 kartų girdėjote apie Vilniaus kino festivalį Kino pavasaris. Žinom. Žinot? Taip. Žinom. O iš kur žinot? Tai kaip tradicija kiekvienų metų. Jūs iš kur žinot? Iš merginos. Taip žinom. O iš kur žinot? Girdėjom per televiziją, per radiją. Jo, žinom, vakar perskaičiau šitam ekrane. Tačiau ar girdėjote apie šio festivalio programą Prancūziškos naujienos? Į šią programą atrinkome filmus, kurie reprezentuotų, koks gali būti įvairus prancūziškas kinas. Ar žinojote, kad pirmąjį tarptautinį kino festivalį Kino pavasaris prieš 20 metų inicijavo prancūzai? Tai yra tuometinis kultūros atašė Frédéric Jugeau ir Prancūzų kultūros institutas. Pour cet anniversaire, donc je sais que Šio jubiliejinio kino pavasario proga festivalio organizatoriai nusprendė parodyti Leo Carakso filmų retrospektyvą. Taip pat yra programa skirta naujausiams prancūzų filmams, kurie sukurti 2014 metais. Prancūziškų filmų programa Mažasis kenkenas. Prancūzijos provincijoje Antrojo pasaulinio karo apleistame bunkeryje randama negyva karvė, o jos viduje žmogaus kūno dalys. Bylą tiria policininkų duetas. Šalia trinasi būrys nepraustaburnių amžinai trukdančių paauglių, kuriems vadovauja Mažasis kenkenas. Edenas. Filmas apie hauso muzikos pasaulį. Polas Valė su draugu Stenu suformuoja garaž muzikos duetą Cheers, o jų pažįstami Tomas ir Guy Menas įkūrė dabar visiems žinomą grupę Daft Punk. Jų muzika populiarėja. Juos kviečia koncertuoti į tokius miestus kaip New Yorkas ar Čikaga. Tačiau visi vakarėliai anksčiau ir vėliau turi baigtis, nes keičiasi laikai, nulemiantys tolesnį jų gyvenimą. Kas dar yra įdomu, kad prancūzai labai daug daro kino Afrikoje. Ir filmas Viltis, tokia drama Viltis apie neturtingų žmonių desperatiškus bandymus ištrūkti iš skurdo Afrikoje. Filmas Viltis. Saharos dykumoje pilna afrikiečių, kurie planuoja kaip nelegaliai patekti į Europą. Čia susitinka kamerūnietis Leonardas ir nigerietė Viltis, kurią vaikinas išgelbsti nuo kitų vyrų priekabių. Leonardas ir Viltis myli vienas kitą ir abu pasirengę daryti viską, kad tik patektų į Europą. Prancūziškų filmų visada pas mus buvo, jeigu taip kalbėti atvirai, tai su Prancūzija susijusių filmų šių metų programoje yra net 47. Kaip žinome, Prancūzija investuoja į įvairiausių pasaulio šalių gamybą ir jų pinigai visur matosi, visur Prancūzija yra. Filme Šlovės kaina vaidina Čarlio Čaplino sūnus. Siužetas taip pat susijęs su šia legendinė asmenybė. Per televiziją pranešama, kad mirė Čarlis Čaplinas. Taip pat atskleidžiama visa tiesa apie jo susikrautą turtą. Pagrindinis herojus Edis pradeda svajoti ir sugalvoja beprotišką planą. Kas būtų, jeigu jie pavogtų žymybės lavoną ir iš šeimos pareikalautų solidžios išpirkos? Tiek Vilniuje, tiek Kaune festivalio dienomis Vilniaus gatvės virs Kino pavasario gatvėmis. Jeigu taip atsitiks, kad per Kino pavasarį eisite šią gatvę ir nežinosite, kur pasukti, arba į pasaką, arba sugrįžti ir nueiti į Skalviją, arba ten užlipti kalniuką į Forum Cinemas Vingis. Sveikiname jūs, ką tik iš buvusios Vilniaus gatvės nukreipė į Kino pavasarį, naujausių prancūziškų filmų programą.